Labas rytas. Labas rytas. Iš kiek čia 3,5. 3,5 arba daugiau kilometrų aukščio, 3 dienos rytas. Nu kaip, Žygio 3 dienos. žygio. Už mūsų matom labai gražius kalnus, gražiai aplinka mistiška. Bet, yra ką veikti. Ne, visai sunku. Nors ir nenešam savo dar sunkių kuprinių, po 12 kilogramų, bet vis tiek yra ką veikti, kūnai turi savo iššūkių. Antrą naktį kai kas nelabai miega, kai kam skrandis, galva, tokie. Viduriai, visai. Jo, viskas, kas gali išlenda. Galvos skausmas tai ateina, tai praeina. Jo širdis plaka stipriai, pajutau naktį prabundu, širdis plaka stipriai, tai suprantu, kad kūnui tai tikrai tas aukštis yra didžiulis iššūkis. O čia dar net nėra labai aukštai, čia net 4 kilometrų aukščio nėra dar. Tai šią naktį laukia aukščiausia 4 km 400 stovyklavietė. Tai jau tikrai nebelauksiu nemiegotos nakties 3, imsiu tabletytę ir miegosiu, pagaliau užsimiegosiu. Šiaip pusės stovyklos šeriu meldronatų ir patys valgom, tai iki šiol man buvo gerai lipti. Stovykla visai iškaršus, indusai, nes, supranti, palipa 50 metrų ir visi pompoj, bet indusai jie labai mažai valgo iš tikrųjų. Jie ar čia patys asketiški, ar čia kas. Maistas, aišku, nėra pats skaniausias kalnuose, faktas, bet supranti, čia chebra gal kaip tauta jie mažai valgo ir tokie biškį paliegę, tai reikia lipti, tai mes su Agne visada vieni pirmųjų būnam. Bet jo, ryžius turbūt ryžių kurį laiką nevalgysi. Ryžiai, per pietus ryžiai, vakarieniai ir pagrindinis maistas yra ryžiai, tik su kokiu nors biškį padažiuku ten, ar lęšių padažiuku, ar dar kokiu. Bet tai dėl to ir šeriu visus meldronatų, nes manau, kad mityba lėva, tai sąlygos sunkios, tai reikia, kad bent jau plaučiai gerai dirbtų. Bet taip vieni kitus ir palaikom, dalinamės kuo turim, kas meldronatų, kas ten kokiu nors eteriniu aliejum. Ir panašiai. Taip, ir mes čia dabar kelsimės per upę tokiu aparatu. Po to eisim 9 kilometrus šiandien, tai 6 kilometrai tokio lengvesnio kelio, 3 kilometrai stačiai įkalnėmis. Kol kas kalnai mus labai draugiškai priėmė. Vakar visą dieną nuostabių orų, nuostabiais vaizdais lepino. Šiandien, nesuprasi, truputėlį debesuota, bet čia nuolat keičiasi. Bet jokių stiprių liūčių negavom, tai labai džiaugiamės, nes viskas sausa, nėra baisiai šalta, gal šiek tiek naktį buvo paryčiais. Paryčiais čia atšąla kokią trečią nakties, tai truputėlį būna toks, bet iš esmės all good. Džiaugiuosi, kad paklausėm visų patarimų ir pasiėmėm ir miegmaišius, ir kilimėlius. Manau, kad tai labai padeda irgi geriau, bent jau man gerai išsimiegoti visai, šiltai bent jau nesušalti. Tai... Nors mes nusprendėm, kad miegmaišiai nėra būtini, jeigu normalius miegmaišius turi stovyklavietėje, tai galima bent jau šiltą įklotą, yra pasiduoda tokie šilti įklotai žieminiai miegmaišio, tai toks kaip kažkoks mini miegmaišis. Vakar buvo tokia, turbūt žygio prasme tai lengviausia diena, nes ėjom ten mes kiek 5 gal kilometrus iš lėto, gražiu oru, bet kažkaip man vis dėlto sunkiausia buvo diena, kažkaip tai buvo silpna, nedavalgiau galbūt. Buvo tikrai nelengva ir emociškai buvo sunkesnė diena, nors fiziškai ir lengvesnė. Jo, Agnė vakar pusryčių nepavalgė, padarė klaidą, jai tipo nepatiko ir nevalgė ir dėl to visą dieną
realiai žmogus ėjo be jėgų, o kai Agnė pikta, tai... O kai Agnė nepavalgys, tai šakės. Tai, žodžiu, jo. Nu, bet visa kita vertus, vis tiek mes čia kadangi grupiai. Ir Vieni kitus palaikom. netikėtai, nors ir gal nepasakai, bet kažkaip, kad ten tau sunku, bet kažkaip vis tiek jauti, kad gauni tokio palaikymo iš kitų, tai, nu, vat, ta prasme, labai faina. Merginos pajuto, pradėjo juoko terapiją, Agnė vesti ir visiems. Nu, žodžiu, grupė faina, tikrai vaibina, tikrai tokie visi linksmi, palaiko, nors vienas ten vemia, kitas nemiega, trečias dar ką nors galva skauda, bet iš esmės indai labai pasirodė draugiška tauta. Taip, ir nuotaikos, žodžiu, geras vis tiek, nors ir sunku visiems. Labai palaikantis. Įdomu tai, kad iš tikrųjų yra viena moteris, yra gal kokias 3-4 moteris, kurios iš vis nušliaužia, ta prasme. Bet viena iš jų apšė atsilieka, ta prasme, 2-3 kartus visą grupę jos laukia ten, jau net nelaukia. Tai vat ką norėjau pasakyti, kad žygio vadovas labai suorganizavo, labai taktiškai, labai humaniškai, tiesiog priskyrė jai atskirą, žinai, vedlį, kad jinai ten gale šliaužtų ir po valandos ateitų, kad visa grupės nulauktų. Esmė ta, kad jisai jos nepaliko, nepasakė varyk namo, nes tu per lėta, nes jinai žiauriai iš tikrųjų per lėta, o vis tiek organizavo sąlygas, galimybės žmogui, nueiti tą žygį, žinai. Tai aš ją būčiau išvaręs iš tikrųjų namo, o vat žaviuosi, kad žmogus to nepadarė ir atrado, kaip ją priimti. Nors pirmą dieną žadėjo, kad jeigu eisit ilgiau negu ten kažkiek valandų, tai aš jūs išsiųsiu. Tai kažkaip, turbūt man ir tai, nežinau, gal čia atspindi tą Indiją ir Indijos kultūrą šitas žygis irgi, nes fiziškos sąlygos tai nėra geros, nu tarkim, ten mes, nu ir tie kilimėliai, kur gavom ploni tokie, ta prasme, ten nieko, jie beveik nepadeda tas pats, kad ant žemės, žinai, gulėtum. Palapinė, mes šiąnakt nakvom tokia supelyjusi visa, tragiška. Tai va, bet va, ta humaniška prasme labai, nu labai va, jo daug to bendruomeniškumo, palaikymo, va, tokio organizavimo, visi eina, kad ir lėčiausi, bet, nu, kažkaip Indija kitokia, labai... Indija įdomi, kitokia. Perfect. Jie tokie, aš kaip sakau, orientuoti ne į formą, o į turinį. Visi sėdi šokioj palapiniai, kur baisu, realiai viskas baisu ten, baisu net prisiliest. Bet chebra, džiaugiasi, valgo ir tiek. Juokiasi ten, juokauja. Kreipia dėmesį kažkur tai kitur, bet nei daiktus, nei švarą, nei higieną, nei aplinką. Bet daugiau kažkaip tokio vat humaniškumo visame. Jo. Kitokie, žodžiu. Taip. Nu ką. Tai lip, žodžiu, laukia paskutinė rimta žygio diena, kai mes dar paskilsim, o po to jau tik leisimės 3 dienas ar kiek. Gerai. Ciao. Matys.